Patarimas turintiems gyvybės draudimą. Jeigu gyvybės draudimą turit ir draudimas nėra skirtas tik tam, kad turit apsaugas, bet ir kaupt pinigus, tai būtinai pasižiūrėkit, kokius fondus turit. Skirtingos įmonės turi skirtingus fondus ir pasižiūrėkit, kaip jie veikia. Uždirba vidutiniškai 2 procentus, 4, 8 ar 10 procentų ir daugiau per metus. Situacija, kai vienas klientas sutartį sudarė tik kaupimo tikslais, be draudimo, per paskutinius 13 metų yra įnešęs 36 tūkstančius ir yra sukaupęs tik 23 tūkstančius. Nes vidutinė fondo grąža yra beveik 2 procentai, kai administravimo mokestis ir turto valdymo mokesčiai yra didesni. Tai šitoj situacijoje žmogus niekada iš kaupimo pusės neis į pliusą, nors ir sutartis buvo sudaryta pinigam kaupt. Tai būtinai pasižiūrėkit, kokius fondus turit, galbūt reikia pakoreguoti ir uždirbsi daugiau. Nes jeigu klientas būtų pasižiūrėjęs anksčiau savo fondus arba, tarkim, sutartį sudaręs iškart su gerais fondais, tokiu atveju iš 36 tūkstančių būtų sukaupęs ne 23 tūkstančius, o būtų sukaupęs apie 48 tūkstančius. Tai 23 tūkstančiai ar 48 per tos pačius 13 metų, skirtumas yra didžiulis. Tai dar kartelį, pasižiūrėkit, ką turit, o jeigu reikia, klauskit.